Taigi, sveiki visi klausytojai, čia turime Karoliną Mint ir kaip tik tais norėčiau daugiau klausti Karolinos ir pasakoti, kaipgi jinai atsidūrė šitoje krikščioniškoje muzikos scenoje ir kaip ta kūryba, kurią norima perteikti būtent šiame festivalyje, keitė jos gyvenimo. Tai vat, toks pradžiai nelengvas, bet ir kartu įdomus galbūt klausimas. Kaip jūs tai vat, įvardintumėt? Truputėlį pasimečiau klausime, gal gali... Kaip pradėjau kurti? Ar... Kaip atsidūrėte festivalėje būtent, tai čia pirmoji dalis, o antra dalis yra labiau apie tą žinią, kuri yra jūsų muzikoje. Gerai, tai apie sielas iš tikrųjų nebeatsimenu, kada atvažiavau pirmą kartą. Nebūtinai tai reiškia, kad super seniai, tiesiog nebeatsimenu. Man atrodo, gali būti, kad pirmą kartą jungiausi, kai važiavom su universiteto šlovinimo grupe, tai buvo LCC. Ir tiesiog kartu atlikom kažkokias giesmes. Čia mano anksčiausias prisiminimas, bet galiu ir klysti. Ir kažkaip sužinojau, kad toksai dalykas vyksta, pasidarė įdomu, nes susitinki su kitais kuriančiais muziką ir atliekančiais žmonėm ir prasiplečia galbūt akiratis, tai mane turbūt užkabino. Ir tuo metu nepamenu, ar jau kūriau, gal dar ne, o gal tik buvau bepradedanti. Ir sielos pasirodė taip pat kaip vieta, kur galima pasirodyti su nauja kūryba. Tai labai noriu raginti visus, kurie kūrė ir turi naujos kūrybos, būtinai atvažiuoti sielas pasirodyti, kad daugiau žmonių apie jūs sužinotų. Va, o apie žinutę, tai man įdomu mąstyti apie Dievą ir kai kurie iš tų mąstymų tampa dainomis. Kartais tai maldos, kartais tai kažkokia poezija galbūt. Man atrodo, kad Dievas kaip, sakykime, meno pradininkas, meno kūrėjas, jis pats visas yra kūryba ir grožis ir visa, kas nuostabu. Ir jisai yra, manau, paslėpęs daug gražių dalykų, kad mes juo žavėtumėmės. Tai taip, kartais paprasti kasdieniai dalykai irgi yra žavus ir kartais ir tarptų kasdienių būna paslėptas kažkoks galbūt žodis, kuris naujai suskamba arba kažkokia metafora. Tai man labai patinka ieškoti tokių perliukų gal. Šiek tiek užbėgau įvykiams už akių iš tikrųjų ir nepaprašiau prisistatyti pilnai su grupe, tai jeigu būtų galima, taip pat prašyčiau prisistatyti, kad žiūrovai žinotų pilną grupės sudėtį. Nėra pastovios grupės sudėties, bet su manim dažnai koncertuoja Darius Čepas, gitaristas, o kiti žmonės priklauso nuo koncerto, kada gali ir nėra tokio, sakykime, sąstato tikslaus. Visgi Karolina Mint atsirado kaip solo atlikėja ir vėliau, kai tas dainas norėjosi koncertuoti ne tik vienai, pradėjo atsirasti ir kiti žmonės. Kurie krikščioniškos muzikos atlikėjai labiausiai šiuo metu Lietuvoje, aš sakyčiau, įkvėpia Karoliną Mint? Ar tenka dalintis su kitom solo tos vokalistės karjerą, ne karjerą galbūt, bet kelią pasirinkusi atlikėją kažkokią, tai ar atlikėjų iš Lietuvos, būtent, kurie įkvėptų toliau daryti tai ką darai? Man labai smagu matyti jaunuosius, kylančius kūrėjus, dainų rašytojus, dėl to, kad kažkaip man taip širdį gal tiesiog yra įdėta padrąsinti, pabūti kartu
Ir tai man duoda progą dažnai išgirsti tas pirmasias giesmes, pirmasias kažkas užuomazgas ir tai galbūt mane įkvepia, kai aš matau, kad atsiranda daugiau kuriančių žmonių, nes kai aš pradėjau, aš nelabai daug jų pažinojau. O šiuo metu nėra kažkokių konkrečių, vardų, ta prasme, tų atlikėjų, kurie jau yra? Nenorėčiau išskirti taip kažko vieno. Supratau. Tiesiog situacija kažkaip per metus, bėgant laikui, ta prasme situacija Lietuvos krikščioniškoje muzikoje, jinai keičiasi. Ir pastoviai atsiranda, vieni atlikėjai, paskui jas keičia kiti atlikėjai. Ir bent jau praeityje galbūt labiau buvo toksai, nusivylimas tomis sąlygomis, kokios yra atlikėjams kurti, sakykime, Lietuvoje, įrašinėti naujus kūrinius ir panašiai. Tai vat, tas toks mano prašymas įvardinti galbūt žmonės, tai nebuvo skirtas, kad lyginti kažką, bet tiesiog, kad padrąsinti, kur rasti daugiau tokių atlikėjų, kaip juos pamatyti, atrasti. Ir vat, man klausimas tada iš karto sekantis po to, kaip jums sekasi įgyvendinti savo kūrybą. Ar tai yra paprasta ir kokie yra būdai būtent įgyvendinti tą kūrybą ir sąlygos Lietuvoje tam? Šitas klausimas iš tikrųjų yra labai įdomus ir mano galva labai svarbus. Dėl to, kad viena iš kliučių tiems pradedantiems atlikėjams būtent ir būna kartais susirasti bendraminčių, susirasti paramos tam, kad tas dainas įrašyti. Ir tikrai žinau ne vieną liudijimą, kaip atsiradus idėjai, konkrečiai atsiradus dainai, po truputį pradeda atsirasti žmonės, po truputį atsiranda parama. Nes visgi reikia ir medžiaginių išteklių, ir tų žmogiškųjų resursų. Tai jeigu... aš esu labai dėkinga už mano klausytojų paramą, tuo pačiu galiu pasakyti, kad kabom ant Dievo stebuklo, ar atsirastų išteklių naujams įrašams, nes ne visi turi, sakykime, atliekamų finansinių resursų, kad užsimti vien tik tai muzikinę karjerą ir dažniausiai, kiek žinau, tai yra žmonės, kurie derina daugybę veiklų ir viena iš jų yra, sakykime, kūryba. Tai iš vienos pusės Dievas daro stebuklus, iš kitos pusės lengva nėra. Ar yra kažkokia platforma arba būdas, kurio žmonės gali remti, pavyzdžiui, kūrybą, ar tai yra žinoma, ar kažkaip tais įvardinta kažkur tai? Yra oficialios agentūros, kaip pavyzdžiui Lietuvos autorių asociacija, autorių teisių asociacija, man atrodo. Tai yra, sakykime, Lietuvos mastu įsteigta įmonė, kuri, man rodos, porą kartų per metus turi tokį fondą, kur galima rašyti paraišką ir galbūt gauti finansavimą. Galbūt. Šiaip kažko tokio, turbūt asmeniškai dažniau susisiekia su atlikėjais, bet aš jau seniai sakau, gal kas nors pasigaus šitą idėją, kad mums reikia savo krikščioniško meno fondo, nes kūrėjų ir idėjų yra daugiau negu išteklių, sakykime, resursų kol kas šiuo metu. Ir galbūt toksai fondas galėtų būti kaip atitikmuo, sakykime, kad, nes viena vertus konkuruojam su absoliučiai visos Lietuvos profesionalais muzikoje, kita vertus esame galbūt paskatinami kurti karalystėj ir daryti tai puikiai, su gera, tikrai puikia kokybė ir, tiesiog tikrai palengvintų dalykus. Taigi, koks poreikis atsiveria, gerbėjami klausytojai, ir iš tikrųjų tas poreikis yra jau nuo seno žinomas, tiesiog dar viena idėja visiems gerbėmieji, kaip sukurti kažkokį tai galbūt krikščioniškos muzikos fondą. Ir iš tikrųjų skamba geros mintis, aš džiaugiuosi tuo ir
Ir taip, visokiojopa parama yra visą laiką vertinga kiekvienam atlikėjui. Ir dabar, žvelgiant į jūsų kūrybą, ar jūs galėtumėte kažkaip įvardinti, kokia yra jūsų misija arba bendra žinutė tos kūrybos, ar tokia yra? Ar tiesiog tai yra kaip kūrinys, kuris tą akimirką transliuojate, ką išgyvenate tiesiog, ar jisai turi kažkokią tai misijinę paskirtį, nežinau, ta visa bendra kūryba. Taip kaip visa kūrinyje šlovina Dievą, taip ir mes šlovinam Dievą. Ir tai nebūtinai yra, sakykime, ta siaurąja žodžio prasme. Na, pavyzdžiui, žvaigždėtas dangus, jisai šlovina Dievą, nors jisai nieko nepasako. Ir mano dainuose yra nemažai poezijos, tam, kad kiekvieną žmogų galbūt skirtingai kažkaip užkabintų kažkokią mintelė paslėpta, kartais ir ne taip ir paslėpta, bet aš galiu dainuoti apie tai, kas mane įkvepia, mane įkvepia gyvenimas, mane įkvepia, kaip aš šiame gyvenime matau Dievą, ir jis yra tiesiog nuostabus, jis yra neišreiškiamas ir niekad mums neužteks žodžių ir kūrybingumo visus jo atspalvius paliesti. Tai aš juo grožiuosi, geriuosi ir apie tai dainuoju. Pagrindinė mintis yra, vienu žodžiu, žmonėm perduoti tą pasimėgimą Dievu, kad jis yra geras, kad jis yra Dievas, ar ne? Kad jis visoks, nuostabus. Nuostabus Dievas, taip. Iš tikrųjų, ir nežinau, norėčiau pakalbinti taip pat ir kompanioną. Darių. Kaip Darius jaučiasi akompanuodamas Karolinai Mint? Ar tai yra sudėtinga užduotis, ar tai vis tik yra tiesiog darbas, profesionalus darbas? Man asmeniškai taip, gana sudėtinga užduotis. Nesu profesionalus šioje srityje, tad irgi daug adrenalino pasirodymų metu, tai dar grįžtant į prieš tai buvusi klausimą apie iššūkius dėl finansavimo, gal Karolina nesupyks pareklamuojant jos paleistą kampaniją naujajam antrajam albumui. Tai galima remti arba tiesiogiai susisiekus, arba Facebook'e per Karolina Mint GoFundMe platformą. Tai visiems reklama, irgi kas turit širdį, užsukit, paremti. Taip, puiku, dar viena svarbi informacija, ką tik nuskambėjo, taigi visi būkite dėmesingi ir kas turite širdyje, tikrai nepatingėkite, atsiliepkite. Karolina, noriu paklausti, dabar iš pastarųjų giesmių, ar yra kažkokia giesmė, kuri yra išskirtinesnė galbūt, kuri yra brangesnė kaip tas kūrinys, ir kokią žinutę jisai transliuoja, galbūt būtų galima žiūrovui, tiksliau klausytojui sužinoti? Čia kaip paklausti, kuris tavo vaikas mėgstamiausias? Na taip, bet vis tik gal yra kažkokia asociacija, kur dabar labiausiai susisieja su kažkokiu vienu kūriniu? Kiekvienoje dainoje yra dalelė širdies, dalelė manęs, dalelė emocijos, Dievo tam tikro kampo išgyvenimo ir išreiškimo. Tai atleisk, bet tiesiog nelabai turiu atsakymą tiesioginį šitą klausimą. Arba tiesiog nesugalvoju šiai akimirkai. Žodžiu, nėra tokio laikotarpio, kad šiuo metu ši daina yra mano mėgstamiausia arba kitų laikų kita. Šią akimirką jo visos kartu tiesiog yra. Gali būti dėl to, kad būtent, kaip Darius ir minėjo, vyksta antrojo albumo įrašai ir kaip tik mano dabar yra užduotis, jau gavau visus instrumentalus, turiu įrašinėti vokalus ir aš būtent dirbu su tuo, kad vieną po kitos
laukia manęs tos visos dainos ir aš su jom visom šiuo metu prisiliečiu ir Ar kiekvieną išgyvenu. ar visos jos kūrėsi lengvai? Ar sunkiai? Ar skirtingai? žinoma, kad skirtingai. Ar yra tokia, kuri susikūrė lengviausiai? Yra. Jis susikūrė lengviausiai kūrybiniu atžvilgiu, bet tam kontekstą davė sunkios aplinkybės. Tai galima sakyti, kad kartais yra kažkokia dirva tai kūrybai kažkaip augt, kerotis skirtingai. Apie ką yra tas kūrinys? Apie tai, kad aš pasitikėsiu Dievo ištikimybę, kad būsiu rami dėl jo laikų, dėl laukimo, dėl to, kad net kai nematau, jisai mane praves, jisai nepaliks manęs klaidžioti tamsoje ir kad aš dar matysiu jo ranką visame tame, kame esu, kai kažkada vėliau pažvelgsiu atgal. O koks yra šios dienos pavadinimas, jeigu nepaslaptis? At Peace. At Peace. Ir jinai bus antrajame albume. Taip. Taigi, gerbėmieji, būtinai pasiklausykite šios dainos, kai jinai bus prieinama. Ir pabaigai norėčiau paprašyti tiesiog kažkokio paprasto palinkėjimo mūsų klausytojams. Nepasiduokite pagundai nusivilti Dievu. Ir neleiskite savo likti kažkokioj aukos pozicijai, nes su Dievu mes niekada nesame tik auka. Ačiū, labai geras palinkėjimas ir linkime sėkmės tiek kūryboje, tiek įrašant tą antrąjį albumą. Ačiū labai. Ačiū.